Sveiki, esu Natalija Čeikuvienė, psichologė, dirbu jau apie 20 metų. Esu baigusi Vytauto Didžiojo universitetą sveikatos psichologiją, taip pat 3 metus studijavau kognityvinę elgesio terapiją ir pastaruoju metu labiausiai domiuosi prieraišumo teorija. Savo darbo patirtį daugiausia sukaupiau medicinoje, dirbdama su žmonėmis po rimtų fizinių susirgymų, po traumų, su jų artimaisiais, su medikais. Daugiausiai dirbau neurologijai, taip pat kardiologijai, traumatologijai, kažkiek onkologijai. Temos, kurios dažniausiai pasitaikydavo mano darbe, būdavo krizės, netektis, depresiškumas, motyvacijos klausimai, įpročių, gyvenimo būdo klausimai, tai emocinis valgymas, rūkymas. Vesdavau metančių rūkyti palaikymo grupę, taip pat dirbau su žmonėmis su kognityviniais sutrikimais, su kalbos sutrikimais, taip pat su mažais autistiškais vaikais ir jų tėvais. Pati esu 2 berniukų mama. Jeigu jaučiate, kad jums rūpi sveikatos klausimai, emocinės sveikatos klausimai, jeigu siekiate keisti įpročius, einate per didelius pokyčius ir jums tai yra sunku, jeigu tiesiog intuityviai jaučiate, kad galėtume susidirbti, kad galėčiau jums padėti, tikrai registruokitės ir darbuokimės kartu.